ką, kaip žmonės šneka. Legendos nemiršta, ne? Back to old school, baby. Švarco mėgstamiausias pratimas. Galiu pasakyti, jis man irgi žiauriai patinka. Toks, reiškia, bico treniruotės gale labai gerai. Arba pradžioj apšilimui būtent bicepso pačiai, kaip mes vadinam tam pikui, pačiai galvutėj. Reiškia, labai gerai užpumpuoja, labai gerai pratimpia ir apskritai. Kaip sakoma, kaip ir sakau, legendos nemiršta. Darė augo Švarcas, augo mes ir dar augs daug kas po mūsų. Nereikia tų įvairiausių įmantrių lemon-džiminių, kaip sakant, specialių staklių. Va, pasiėmė, atsistoja į kanteliuko, niekada niekas nepakeis. Kaip ir mėsos gabalo, ne, niekas nepakeis. Neskuba, gražiai. Aš jaučiu, kaip svyla bicepsas. Gaba. Dešimt pakartojimų, bicepsas pilnas. Burbulas. Čia būtent pikui. Taip, pačiai. Vadinamai galvutėje. Nu, bet ne tai galvutėje. Viršutiniai. Bicepsiniai. Specifika. Čia yra gan įdomi. Neužtenka elementariai kelti. Mes galiniai fazai ir įtempiam tą bicepsą. Nu, reiškia, reikia daryti ir pajausti. Kol darau, sunku paaiškinti. Tuoj. Reiškia, kad akcentuoti tą patį bicepso galvutę. Mums neužtenka, reiškia, bukai tiesiog ranką į rėmus pakelti. Mes vis tiek turim, nenori, truputėlį jungiam petį, truputėlį tą bicepsą pakeliam aukščiau. Vat ir gaunasi tas, kad mes apkraunam pačią bicepso galvutę. Čia. Taip. Būtent šitas pratimas ir yra. Būtent pikui. Todėl, kad taip labiausiai, nes raumo prikabintas čia bicepso, prikabintas čia. Tu jį maksimaliai sutrauki ir sulenki, ir maksimaliai suktelni. Štai bicukai. Jeigu norit piko tokį, kad nebūtų pailga dešra. Jeigu norit kamuliuką tokį. Užsuktas kamuliukas. Vadinamo kaip Švarca buvo, kaip Frank Zenus visus ir taip toliau. Laris Kotas. Jo, būtent pati. Todėl šitą pratimą rekomenduojama daryti ne patį pirmą, ne antrą, o taip ganėtinai gal paskutinį. Nes mes pirmų pratimų štangom pradirbsim visą raumenį, o čia būtent užmušim tą. Nes jeigu mes jį padarysim pilnavertiškai patį pirmą, reiškia, mes nepilnavertiškai pradirbsim paskui baziniam pratimę viso savo pilnai bicepsą. Žodžiu, pačią mėsą dažniausiai pradirbi didelių svorį tiesiog, o formavimas ir būtent galvutė, viršūnėlė, kai Švarcas sakydavo kamuoliai, ne? Jo. Kaip kalnai, tai būtent šitas pratimas. Taip, pas ką gerai pradirbtas bicepso pikas, pas tą ne 2 kamuoliai, o 4.